Vabuka. Nu, vėl miške. Vėl ieškau. Šįkart 3 atvykom. Ir atvykom su tamsa. Biškį laukus apžiūrėjom, kai pradėjo švist. Bet laukuose čia turbūt viskas seniausiai nurinkta. Todėl šukuojam miškiuką. Stebėkite. Houston, I have a problem. Kai ryte atvykom, prietema buvo, šalia miško sustojom, tai kiek gražių garsų ir gervės, ir paukšteliai, visi smulkieji, ir žąsis praskrido. Toks malonus širdžiai vaibelis. Aišku, ne visi mėgsta tokius dalykus, bet man tai kas čia. Galvoju, kad stirnos ragelis. Vat išdūrė. Ir toks malonus jausmas. Tai va, ačiū Laura tau už gražius komentarus. Įkvėpi, stengiuos. O, kokią kasyklą priėjau. Kaip gražiai, kai nuzulinta, kai su obliumu. Ryte jau mačiau 2 elnius, patinus, nes žiauriai stambus. Ir kai bėga, labai elegantiškai galvos iškeltas. Matomai įpratę nešioti ragus, svorį, todėl dabar be ragų jau bėgioja. Ir bandžiau apvaikščioti tas vietas, tai neaišku, gal prieš savaitę, gal prieš 2 jau numetė jie tos ragus, bet stambus buvo labai. Agūtė, žiūrėkit, kad nubrūžinta šakelės ant žemės, agūtė, ieva, tai atėjęs elnias palenkęs galvą, davėsi. Oba, šarna. Nu, nieko gero tada. Jeigu čia šarnas. Nieko gero, jeigu čia šarnas gyvena. Su šerniukais. Tada reiks bėgti smarkiai. Atėjau į tą pačią vietą, kur lygiai prieš savaitę radau tą ragelį. Kur galvoju, kad šviežias, nors ten sako pernykštis, bet tada labai gerai išsilaikęs. Rožė nepažaliavus nieko. Smirdi čia aplinkui žvėrim. Dabar mėginsiu pasivaikščioti aplinkui. Antrą paieškoti. Nu, nesenai čia buvo žvėris. Nes toks kvapelis, kad ojojoj, gaudai tebėra kažkur. Nu, ateinu prie drebulių. Tiek graži nuėstas. Va, dvinukės drebulikės. Va, apie trišikus. Nu, ar ir kur nors kas palikta, ar nėra. Tikimybės mažai, bet tikėtis galima visada. Šuo slidų, ne taip senai nuėsta. Ir šaunų jau kaip ir nebėra. Va, abidvi drebalės nuskustas. Nesimata nei pėdų. Va, stirna, žiūrėkit, bėga. Kaip gražiai šokinėja. Dar viena drebalė, ne taip toli nuo anų nutolus, lygiai taip pat gražiai nuėsta. Keturratininkai irgi jau nuo 8 atsikėlė, duoda, tikrina, palaukęs, pagriovius. Gerai, nereikės nervuotis, kad nepatikrinta kur nors liko. Jeigu tik tais ieško, yra. Mačiau, dar pravažiavo pikapas, vienas irgi turbūt ieškotojų ir dviračių buvo atvažiavę. Tai žodžiu, miškas gyvas. Vėl nusikasimas. Agūtė vargšė nuvaryta šalia linijos. Bet nieko nėra. O kolega, kai visada, grybą renka. Telefono ryšio nėra, interneto nėra. Sutarėm eisim vienaip, jisai atsiranda
visai kitur. Ir dabar mumis skiria turbūt kokie 5 kyvai bent jau. Kaip susitiksim, nežinau. Kažkieno stuburiukas buvęs, bet nedidelis. Nedidukas. Dešimt kilometrų praėjom. Kol kas nieko. Kolega pasimetėlis sakė, kad rado ragiuką, bet labai prastą, kurio net neėmė. Bet pasidarė nuotrauką. Nu tai kai susitiksim miško gale, pažiūrėsim, kas ten rado. Mes kiti du einam, kol kas tuščiai, tik stirnikės matom. Ir viskas. O, nenaudėlis. Nenaudėlis. Jam rapsas dar rapsas. Gali nuvesti 4 kilometrus už rapsą, jis vėl rapsą atsiras. Aš liaugi ten stovėsiu prie to. Ne, nu blėt, kai susitarė, susišūkauji, įeini, o ne dingsti į rapsą savo. Dabar eisi palei kelią, kad nebūtų kaip išeiti rapsą, blėt. Va, pirmas trofėjus. Tokį radai. Biški didesnis to. Biški didesnis. Toris. Kuprinė atitraukta, pokai visą. Rimtai? Petadas, bir. Rimtai atitraukta? Tai kur va, voverės apipizdinė tave. O, žiūrėk mano. Nu, ko neėmėjai? Ai, kur aš įdėsiu, blėka. Aš dabar va, ką tik va. Matai, koks išbalins iš karto rožę, baltą, šviežias. Va, tokia pėda, sakė, va, tai Nu, šviežias. aš tau. Nugi pietų metas jau, vėluojam taip su pietum 1,5 valandos. Kas mus remia? Dešrelės, duona, paprika. Tai va, laužiuką saugiai ant kelio sukūrėm. Kamaukas nepasikurtų. Pietukai, nuėjus kokį 14, kokį kyvų. Ir dar prieš tai, kur buvom įsijungę, tai 16 jau turbūt įveikta. Tai dabar pavalgysim, neduok dievę, rasim ragą į 40. Vos nesusikeikiau, kai nušovė. Kaip skanu. Norit paprikos gal kas? Ai, ne. Nevalgai? Aštrus yra jie. Ne, neaštrus. Nešus tie? Aš mėg aštrus. Saldžioji. A, aštrutį ne. Ragų nėra ką filmuoti, bent dešras kepančias pafilmuoti. Išsibuldožė. Viskas. Pietų vieta tvarkama, likviduojama. Su garsais. Viskas, kaip čia buvo. Nu ką, pavalgiam. Dabar vėl eisim kokį 16 kilų. Pafilmuosiu vakarą. Pagal dabartinę situaciją tai video neišeis, bet jeigu vis tik pamatysit, tai vadinasi kitą dieną pasisekė. Miške priejau apkasų sistemą, žiūrėkit kaip išraityta. Nu, buvę apkasai. Ir su atskirimais visokiais. Nu, kokią įdomybę galim rasti. Nu, 20 kilometrų pravarėm. Sveikinti reikia. Ir pamatėm tik tai nuo pačio ryto. 2 elniai nulekė galvas, spraitos smakrus užkėlė. Paskui vienoj vietoj 2 stirnikės, kitoj 2 stirnikės. Ragelių buvo. Nu, Vyga rado tokį seną, už pasaulį senesnį. Aš radau iš po kultivatoriaus. Visą baltą, saulės išbalinta, rožę baltą, šiemetinę. Juokauju, aišku, tam ragui 10 metų turbūt. Arba nuo akmens amžiaus dar išsilikęs. Tai va, šutinam link mašinas. Įtariu, kad šito video nebus. Nebent bus, sakau, prijungtas prie rytojaus arba poryt ragų ieškojimo. Nu, žinokit, elniai tyčias iš mūsų. Einam prie mašinas, va, mašina šalia matos. Ir prie mašinas išlinda. Vienas su ragais ant kelio pastovėjo, pažiūrėjo
ir iš paskos be ragų patelė. Išlindo, pasižiūrėjo. Ir ne, neskubėdami. Nu tai einam tikrint tą kvartalą tada. Prikėlėm gerves. Čia kažkur buvo. Nenuleidžiam rankų, varam toliau. 23 kilai praeiti. Nu, nors vienam nusišypsoja. Pernykštis čia bus. Nu, žiūrėk, matai, tą rožę tik tais mažas, tas ragiuks. Čia dabar nesenai radai. Ne. Nu, ten kaip įvėjim. Nugi labas rytas. Tęsim savo ragų paieškas. Vėl visi tryse esam. Kovo 11 švenčiam miške. Kažką pabaidžiau su savo kalbom. Tai va, 6:30. Ką tik prašvito. Ir mes esam kitam miške. Vakar 25 kilai praeiti. Ir, sakykim, vienas ragiukas mažiukas tik tais. Ant 3 žmonių. Buvo koks goliukas padarytas. Ir pasikasyti, ir pagulėti. O aplinkui pelkės. Ir bijau draugų šernų sutikti. Nu, dar tik nepilną valandėlę šiandien vaikštam. Aš radau ragiuko nuolaužą. Kolega rado seną ragiuką tokį biškį išsigimusi. Bet jau pradžia yra. Tik tiek, kad dabar čia iššokom į šernyną tokį. Nu, panašu, kad šernynas čia. Ir eisim į kitus miškus. Rapsas apžiūrėjom, nieko neradom. O dabar va tokiais keliais. Stirnas pyksta ant mūsų, loja kai šunys. Atėjom į kitą kvartaliuką, bet čia toks, kad mums tik praeiti jį reikia prie to pagrindinio, kur norim pakliūt. Bet va, vaikščiau per žolės tokias, drebulės nugriauštas, eisiu patikrinti jas. Šerna guolis, kai lizdas susuktas iš eglišakių, bet čia nelabai ir gulėta. Tik prinešta, gal dar tik ruošia. O, antras laimikiuks. Čia turėtų būti iš kairės pusės su tokiu užlenkimu. Nu va, nors ir trupinės, bet renkam. Nu vis netuščiom iš mišką. Ir dabar važiuosim į kitą mišką. A nepavargat? Ne. 10 kilometrų. Biški kuklės, bet radybos. Važiuojam į kitą. Prisimenat Romėnų tiltą? Senuose mano video būdavo. Romėnų tiltas dar atlaiko, tik vynis išlindė. Ir kai statikoja, jinai sumunka visą. Tai žodžiu, atliekam tokius nedidelius miškiukus patikrint. Ir tada žiūrėsim, dar tolyn lysim.
Nu tai ko, jūs kviečiu mindytoje. O, pietukų metas. Kažkaip vėluojame su tais pietum paskutiniam dienom. Vazdino riešutų žievių pridėta į lizdelį. Tai va baigiam ir trečią miškę paieškas. Tai šiandien irgi nemažai kilometrų suvaikšto, kokį 16 gal. Ir šitą miškę, apart to, kad kolega pabaidė šernų bandą ir aplink jį apibėgo, ten koks 10 šernų, daugiau nieko. Nes jie ieškotojų tai daug. Čia ragiukų nerandame. Va kur gyvybė. Labas rytas, sugrįžo žiemą ir toliau ieškam ragų, vėl trijulė esam ir tokios biški nesėkmingos buvo tos paieškas, ten, nu kaip, negali sakyti, kad nieko neradom, bet kad gerą, kad nors radom, irgi negali sakyti. Tai va dabar šeštadienis, šiandien yra kovo 15 diena, žiemiška kovo 15, -6 surodė ryte. Biškis sniegelio turim ir eisim patikrinti, ar šitą miškę įmanoma kažką rasti, ar jau viskas nurinkta. Kai kiti sako, šitoj apskrity neįmanoma nerasti, arba tik aklį neranda, nu tai pažiūrėsim, ar aklį ar ne aklį mes. Va sniegas išdavikas, jeigu vakar snigta ir vakar ateita šernų paieškoti. Gilių turbūt, nes čia žalai aplinkui. Tai va, aš keliauju tolyn, pažiūrėsim čia, rasim elnių ragiukų ar nerasim. Kiek vaikščiau, kol kas nieko rimto, keletas eglučių buvo pabrūžintų ir tokie va išknisimai. Tai išknisimai čia tik lapai, ne veliena, tai gali būti, kad ir elnių čia išknista. Tik tai čia visas reljefas aukštyn žemyn, tai oi paspartuosi šiandien. Va, čia jau šernų priknista, ir šviežiai priknista. Taip gan giliai. Žiūrėkit šernai, kiek prisidarbavę. Tikrinam visur. Ir čia dar žemės, atstumti pilnai nespėjus, kadangi dabar -6, tai įtariu, kad čia visai nesenai galėjo būti prieš aušrą. Matau, kad prieky, kai su kultivatoriumi išdirbta, šerniukai. Kažkaip reikia eiti iš to šernyną, bet čia kol išeisiu iš jo. Nes šitam kvartale yra tekę ir elnių matyti, ir pabaidyti, ir su ragais. Todėl atrodo norėtų čia pasivaikščioti. Bet čia matau, kiti žvėris valčią paėmė. Vai, kokią aikštelę atėjau. Esu ant kalno viršaus. Tu netikiu, kad čia telniai aukštyn žemyn vaipo. Kažkur reikia ieškoti, kur jie gali būti įsitaisę. Bet kai nusileisiu, ten nuo pakilimas vėl yra. Nu, žodžiu. Sakiau, kad šiandien kalniukais teks pasivaikščioti. Bet kažkaip buvau primiršęs, kiek jų čia yra. Tai žiūrėkit, koks kalnas į apačią, jeigu kamera sugebės perteikti. Kiti keliai taip atrodo irgi žemyn, o kai tik nusileidė, tai vėl kilti turi. Atėjau iš ten. Bet kokia graži žiema. Šiemet, kai mažai to žiemos buvo, tai noris pasigrožėti.
Baigė nusileisti nuo to stataus kalno. Nebedaug liko. Bet čia kažkaip nieko panašaus aš Elnio buveinės negaliu užtikti. Turiu praeiti tą kvartalą. O praeisiu dabar nueiti apie 2 kilometrai kol kas tik tais. Bet dar ir tik 7 valandas. Nu va, pirmosius gyvūniukus pabaidžiau. Vis stirnikės nubėgo. Stebėjo mane. Iš jų ir pasileido aukštinį kalną. Gerai, sportuoti reikia. O aš mėginsiu išeiti į palaukę, lauką apžiūrėti, jeigu sugebėsiu ten praeiti. Nu, ta pelkė, manau, kad praeinama yra. Gervės nuskrenda. Tai va, lendu į palaukę, su žiūronais mėginsim apžiūrėti. Nors yra kažkokia sena sodyba, nežinau, jiems ten gyvenama, negyvenama bus matyti. Tai va, jūs žiūrėkit, laikinkit, komentuokit. Aišku, geriau gerus komentarus komentuokit, nes tie negatyvi, nu, čia pasakyti, tie negatyvus tonusą neprideda kurti šitą video, jo labiau, kai jisai idėjinis yra. Tik pažiūrėti, kaip atrodo tas ragų ieškojimas. Ir nėra visai lengva čia praeiti po kokį 15-20 km per brūzgynus visokias pelkės. Va, prie kokio ąžuolo galiūno atėjau, o man aplinkui laukai. Tai dabar mėginsiu su žiūronais jos apžiūrėti kiek įmanoma. Praeitą savaitgalį turėjau labai stiprų, kadangi buvo tas kovo 11, tai turėjau 4 išeiginės, iš jų 3 išeiginės gan intensyviai vaikščiojau. Buvo 110 000 žingsnių per 3 dienas praeitą. Per žiūronus matas ten priekyje kažkoks vandens telkinys, kažkokia pelkė ir pilna gervių, žąsų, ančių. Per žiūronus matas plika akim nelabai. Jeigu gervės nešaukautų ir nebūčiau dėmesį atkreipti. Bet to koks gražus rytas. Vienu momentu jau norėjau šitą kepurę imti laukan įdėti žieminę, nes jau atrodo ausis buvo pradėję raitytis. Bet dabar va pavaikščius visai gerai yra. Niekad jų nereikia keisti. Einu link tokio karjerą, turėčiau chebrą sutikti. Nu, pažiūrėkit, kur atėjau. Atėjau iš ten. Nu ką, reikia leistis į apačią. Gal ant rūrikės nenudardėsiu. Nes chebra ten apačioj susišukavom, susikalbėjom. O dabar reikia leistis. Nu ir viskas. Aš jau apačioj. Gerai, einu į keliuką. Susitinkam su chebra, sprendžiam, ką toliau daryti, kur eiti. Nu, čia užėjom tikrai gyvą į gamtos kampelį. Iš visų pusės stirnas pasileido. Ten bendroji sumai virš 10, tai vis po 2, po 3 į vieną krūvą susirinko. Ir gervės būriai skraido, ir gulbės giesmininkės būriai skraido. Tai žodžiu, keliaujam toliau. Nu, šiandien stirna diena. Aišku, nufilmuoti ją sunku, su telefonu ten biškį papotkinti išeina, prizūminus. Bet kur be pasisuksi ten po 2, po 4, po 5. Nu, va, su kolegom telefonu šnekėjau. Sakė, per žiūronus filmuoju, pagaliau ir elnių pavyko užmatyti bandą nemažą. Bet ten labai toli eiti.
ir pelkėtą vietą. Kanalai tampa vis nedraugiškesnė, jau tokių neperliptum ir neperbristum. Reikės ar kažkokios bebrų užtvankas ieškoti, ar kažko, kad pereiti mišką. Dabar einu išorinę miško dalim. Pelkiniukų pėdų yra, bet aš kažkaip šiandien jau nesitikiu niekad, tai biškį skeptiškai nusiteikę. Nepasisekė rudnosį pas pilkasias biteles, visą nosį jam sugėlė, nieko neradom, nieko nematėm elnių. Nu matėm ten, matė kolegos ten iš to pasijuokė elniai ir nubėga. Apėjom kokį 14 gal kilų, paskui patikslinsiu. Šūdas, video vėl neišeis. Labas rytas, vėl miškas, ankstyvas rytas, dar tik 6:30, ką tik prašvito. Vėl mėginam atrasti tas ragus kažkokius. Jau 3 išėjimai tokie buvo praktiškai nerezultatyvus, nesinori net kelti tokių, filmuoti. Tai gal sumontuosiu viską į vieną krūvą, nes laukia jubiliejinį 100 video, tai šūdo nesinori kelti. Tai va, mėginam šiandien perspektyvų mišką tokie. Nežinau kaip seksis, žiūrėkit, tikiuosi, kai jau šitas video bus išeis į eterį. Nu, po tokias tikrai elninės vietas vaikštau. Gal šiandien jau pagaliau pasiseks, kol kas entuziazmo labai daug yra. Ir noro yra. Tai va, šiandien, galbūt dar rytoj išeisiu paieškoti. Kažkoks filmukas gausis, nes kai nieko nerandi arba tik nuolaužas randi, tai nelabai nori skelti tokių. O šiaip tai vaikščiau va po tokius bišk pelkynus. Dabar čia praėjau tą šuopės vietas. Tai va, mano akim, tai čia labai perspektyvios vietos rageliai rasti, bet atvažiavom prieš 6:30 į miškę, dar tokia prietema, jau viena mašina stovėjo ieškotojų. Tai va, nesam pirmi. Nu, pagal suplanuotą maršrutą griovys sutrukdė eit. Ne griovys, kanalas, negaliu įvardinti, jis net pavadinimą turi savo. Ir tokio mes, neperlipsim, neperbrisim. Čia dabar prasideda medžiai sugriuvę, tai gal per tas medžius kažkur. O šiaip miškelis tai toks neblogas. Nu, laukia persikėlimas ekstremalus. Svarbu nebūtų nukritimas ekstremalaus. Kaip čia eit geriau? Supūžė. Nu, tai tie tipo nesupuvę? Ne, tie matai, jie pakėjo, o čia supūvęs per tą žemės gulės. Oi, kaip nesmagu čia eit man. Kaip aš nemėgstu tokių dalykų. Opa! Į pensininką svarau. Nu va, aš jau kitam krante. Nu, į tokį įdomesnį miškelį. Jiem toks kaip ir pelkiniukas, bet jau nebe beržai, o eglutės. Ir pritrinta. Ir daug tų pritrinimų, kiek dairys aplinkui. Tai gal čia ilgesnį laiką laikydavos tie žvėriukai. Vaikštam, tikrinam viską. Tyliai, nešūkaujam, nevaikam patelių. Nu, ta prasme, neužėjom kol kas. Bet šiaip specialiai nešūkaujam. Čia kokia valgykla buvus. Kiek primindyta, pritrypta. Kieno tos pėdos. Tas pėdas nėra didelis, tai čia bus elnių. Ir iš tos pusės kiek šūdeliai patelių matau yra. Bet gerai čia nuėsta. Tokia stora žievė. Ten dar matau. Reikia eiti ir ten patikrinti. Čia dar apeinu, apžiūriu.
Nu, čia vargšė gūtė kentėjus jau kažkada. Trinta. Kol nugriuvus. Tai va, man šiandien nesiseka su gyvūniukų pamatymais. Kolega prieš tai matė briedį. Jisai, aišku, arti neprisileido, nubėga. O dabar šilindau į tokį miškiuką. Egliniukai, čia toks kaip įkirtimas, retinimas buvę. Ir pabaidžiau Danielių bandą. Aš tai jų nemačiau, tik girdėjau, kad kažkas patraškėjo taip atsargiai. O kolega buvo ten ant voko, tai sakė, Danieliai nulekė. Tai va, kažkiek gyvybės užtikom. Dar reikia užtikti, kur tie elniai vaikas. Jau kelintą guolį tokį užeinam. Tai čia, nežinau, šernai susideda tvarkingą guolį. Čia toks nelabai tvarkingas, tai aplinkui čia tų drebulių prikritusių buvo. Šakelės nulaužytas, tai gal briedis koks gulėjęs. Gal kažkada buvęs senas šerno guolis, vada vienas. Aišku, turbūt, kad čia kelias paršavedės tos gulėja, bet čia seni guoliai. Šiandien yra kovo, toj pasakysiu, 20. Tai žemės dieną, sveikinu visus žemės gyventojus. Va, barsuka. Pono Barsukėvičiaus pėdas. Nedidelė ta pėda. Čia ta didesnė yra priekinė. Va, čia gražiai matau, kaip pirštai visi. Ir čia matau pareitą. Einam palei tą upę. Biški norim sueit, kad ne tom pačiom vietom grįžti. Ir žiūrim, da, upelis įteka kalnų. O tai čia kur atėjęs paršoks, bet šiaip gražus upeliukai. Tekiek upeliuk, tekiek. Op. Ir va čia žvėrikų takais. Žvėris išmynė neblogai čia. Ir grįšim į mišką. Ir keliausim link mašinos pusės. Bet dar nenuleidžiu rankų. Bebrų darbą. O bebriukai, ką pasidarbavę. Čia dar drebulė stovi viena, bet jau visa apgriaužta iš visų šonų. Upė tai kitoj kelio pusėj, o bebrai čia darbuojas. Va, kiek priguldyta. Žiūrėk, ir čia nuvaryta, per vidurį nori susismulkinti, va, po 3 metrus nori susivaryti. Ir čia kiti vada visai šviežus. Žiūrėk, viršūnės jau nebėra, jau nukasta, nutemta. Čia irgi viršūnės nebėra. O, bebrai pasidarbavę. Reiškės nėra. Žiūrėkit, toliau da, kaip toli. Va, kokia šviežia, graži drebulikė paguldyta. Ir šudukų yra. Šudukai patina. O, kaip gražiai paguldyta. Vėl sekanti. Nu, nežinau, po bebryną geriau vaikščioti negu po šernyną, kažkaip jaukiau. Nu, pirmasis trofėjus. Vygantas radęs. Nelabai didelės tos iltikės. Nelabai. Bet va šerniuką. O kitas žandikaulis. Tai pakankamai nedidelis tos iltikės, tai čia nedidelis tas šernas buvęs. Jau antrą kartą matau taip įkištą kankorėžį. Padėta, čia genių iškalenta. Ar čia geniai atsineša valgyti jos? Ten buvo apačioj daug pridėta. Tai va, vis mums nesiseka. Mačiau tik tais porą svankų. Tai va, tas šerniuką iltis išsilupau. O daugiau kaip ir ragų nerandam.
Atrodo, visi tie kvartalai neblogi, miškiukai geri, bet tai turbūt laukuose jie numėtė tą savo ragus, kas spėjo susirinkti, tas spėjo. O dabar čia jau be šansų kažką laukuose rasti. Bandom pakurti laužiuką. Jisai toks sudega smulkiausias ir užgesta. Sudega smulkiausias ir užgesta. Tai va dabar trečias mėginimas. Mėginsim pietauti. 14 su biški kilometrų nueita. Link 15, sakykim, linksam. Tai užkasim į biški pasivaikščiosim. Nes kvartalai geri. Tik tai elniai negeri, nepaliek mum nieką. Kažkaip parūks. Ir tą pratrūkus greičiau. Nu, po pietų antrą kvartalą praėjom. Išėjom į palaukę. Aišku, čia per pietus jau nieką nerasi toj palaukiai, bet va tokie dalykai siutin. Motociklo vėžė. Su motociklu išmovė kažkas jau skersai lauko. Mes tai pakraščiuko atgal ir į mišką varysim. Bet čia tai labai negražiai elgiasi. Vėl persikėlimas per kanaliuką. Bet taip nejauku čia. Tiesą pasakius, šitie alksniukai gali lūžti jie. Ir jie, kai lūž, gali būt bum. Sėkmingai. Lenta. Dar geriau. Nu va. Dabar jau trauksim link mašinos. Jau paskutiniai kvartalai. Ir varysim numė. Per žiūronų žiūrėjom. Nu negalėjom patikėti, kad čia ragelis toks. Visas baltas. Nu vis netuščiom. Ir jau prie Martyno, sakau, varnalėšos kotas bus. Nes, nu, tiek šviečia. Aišku, svoris kokie 300 gramų jo. Ir turbūt ne vienas metas jau išgulėjęs čia. Nu, tai tas ragelis. Kad į koks nabagiukas vis tiek ragelis rastas praėjus 18 km. Dabar iki mašinos kokie 2,5-3 gal kilai. Jaučiu, kad nevešiu to rago į namus. Bus padėtas kur nors miško priekį, gal kažkas ras, kam reikalingas toks džiaugsmas suteiksiu. Ragų paieškos grupiai buvo užduotas klausimas kažkada. Ne taip senai, gal prieš savaitę, prieš daugiau biškį. Sako, ar įmanoma rasti, ar randat šviežių ragų Šiaulių apskrityje. Ir buvo keli ten atsakymai tokie. Sako, nesugeba rasti tik akli toj apskrityje. Nu tai vadinasi, akli esam. Ir dviese, ir tryse ieškam. Tų šviežių ragų kaip nesiseka rasti, taip nesiseka. Nu juokas sekais taip. Ir gerą miškę vaikštom, kur, nu nieko nesakau, tų ieškotojų irgi daug. Bet kad taip jokio ragelio nerasti. Ir tų žvėrių matom, ir pabaidom, ir su ragais, ir be ragų. Nu, nežinau. Ir nieko nerasti. Nu, gal iš tikrųjų akli esam. Nu, gal kažkam džiaugsmas suteiks. Palieku tokioj vietai. Kas pažįstat mišką ir kam tokią ragą reikia, ateikit pasiimsit. Nu va, ragelį paliekam. Tai va, šiandien toj pasakysiu, kiek bus nueita kilometrų. Tai va, dabar rodo 19,5, kol pasieksim mašiną bus visas 20 kilų nueita. Galiu pasakyti, be reikalo, be laimikio. Na, aišku, pabūta gamtoj, gražioj gamtoj, o erkių pririnkta. Tai ir dabar va čia tik išėjom ir per ranką erkę rapoja. Taip, kad saugokite, skiepykitės nuo erkių. Jau liežuvis nebeapsiverčia šnekėti kažkaip. Žodžiu, nežinau, 3. ar 4. video
Tai dabar mėginsiu sumontuoti, sudėsiu viską, nes gali būt, kad čia jau ir ragų ieškojimo uždarimas. Nu gal dar ne, bet šiandien toks stiprus nusivylimas įvyko. Tai va tokios takelės. Žiūrėkit mano kanalą, prenumeruokit, draugam pasiūlykit prenumeruoti. Man daug smagiau, kai daugiau žmonių žiūri mane. Aš stengsiuosi nenuvilti jūs.